Labadiena, gerbiami visaginiečiai. Žinot, klausimų yra, bet pagrindinis klausimas, kaipgi vis dėlto vyko taryba, kaip biudžetas, kaip strateginės veiklos planas patvirtintas. Tai tikrai džiugu. Džiugu tai, kad tarybos nariai nepasiduoda tam pigiam tokiam populizmui, kur buvo išspausdintas, kaip yra biudžetas nesubalansuotas. Džiugu, kad visgi skaito tikrai dokumentą, mato tikrosius faktus ir priima sprendimus teisingus ir tikrai subalansuotus. Nes pati pradžia, net pačio straipsnio, kurį dabar prašo manęs gyventojai pakomentuoti, jau nebetitinka jokios logikos, jokios struktūros, jokios teisinės bazės, nes parašyta, biudžetas yra nesubalansuotas. Tai labai tvirtai patikinu. Biudžetas yra subalansuotas ir negali būti kitaip. Jisai yra subalansuotas ir išlaidų dalis ir pajamų dalis pilnai viena kitai atitinka. Taip kad jau pati pradžia yra neteisinga. Po to pradedama kalbėti apie tai, kad biudžetas iš ko susideda ir kiek skaičiai nebetitinka. Tiek to ten su tais skaičiais. Bet pati logika mane stebina, kada tarybos narys pradeda aiškinti, kaip yra švaistomi savivaldybės biudžeto pinigai, projektai infrastruktūriniai ir turėtų būti projektai žmonėms. Tačiau šalia sako, kad biudžetas susideda iš daugiau nei 10 milijonų, kurie yra sutaupyti iš ankstesnių kelių metų. Tai palaukite, ar mes juos švaistom, ar vis dėlto dar ir sutaupom tą, ką turim. Tai jau logikos nėra. Jau jeigu kalbėt apie kitą tam pačiam straipsnėje paminėtą loginę seką, tai kad šitus dabar sutaupytus pinigus tikrai pasistengsim įdėti ir išnaudoti, ir tai daroma tik tai rinkimams. Tai priminsiu, kad jeigu kalbam, kad apie 27 metų pabaigą jau turi būti nulis, kas ne visai tiesa, tai 27 metų pradžioje yra rinkimai. Tai 27 metų pabaigoje turėti ir išleisti visus tos pinigus, kaip jau vėlu, jau būtų rinkimai praėję ir prasidėjus visiškai kitą kadenciją. Tai logikos tame visiškai nėra ir visame straipsnėje tas pats tęsiasi, tos pačios mintys, tos pačios visiškai logikai nepasiduodančios idėjos ir taip toliau. Ir aš kelias jas paminėsiu. Pavyzdžiui, sporto centras yra faktiškai naikinamas, nes ten 89 tūkstančių nedavėm už komunalinės skolas, už komunalinės paslaugas susimokėti. Tai palaukit. Tai pirmiausia, tai yra sudaryta darbo grupė, kad išsiaiškinti, iš kur tos skolos atsiranda. Nes sporto centras viena yra iš įstaigų, kurios teikia sporto paslaugas ir kitos sugeba be skolų ir vykdyti savo veiklą ir netgi pritraukti naujus specialistus ir netgi reikalų esant ir išvažiuoti į varžybas ir taip toliau. O vat mūsų sporto centras vis kaupia skolas. Tai darbo grupė ir išsiaiškins priežastis. Ar tai yra tikrai kažkokios tai biudžetinis nedafinansavimas, ar visgi tai yra administracinės stokos problemos. Ir tada žinosim, ką toliau daryti. Be to, su logika vėlgi prasilenkiama. Vien per praeitus ir per šiuos metus investuojame į sporto centro pastatus, infrastruktūrą daugiau nei 1 milijoną eurų. Tai čia investavimas daromas tam, kad naikinam ar atvirkščiai, ar palaikom. Tai mano galva, kad tikrai palaikom ir sporto centras niekaip nenaikinamas. Juolab priminsiu, ir ta pati irklavimo bazė buvo pastatyta kam? Ne sporto centrui. Tai sporto centras tą
visą infrastruktūrą turi ir tą darome. Vėlgi, logikos nesuprantu aš šitos logikos, kada kalbama, kad reikia sporto centrą palaikyti, o kitur yra gaunamos lėšos, bet tai irgi sportas, tai irgi mūsų bendruomenės poreikiai. Jeigu kalbam apie tokią sporto šaką, kaip čia dažnai minimumas futbolas, kad ten investicijos, tai irgi mūsų bendruomenė, kuriems reikalinga infrastruktūra ir stadionas, ir būsimas galbūt, jeigu pavyks, stadionas jau dengtas, tai vėlgi tai yra investicijos į sportą, nes kartojosi, sportu mieste užsijama ne vien tik tai sporto centras, o ir kitos organizacijos. Todėl logikos nematau. Kalbama apie 8,4 tūkstančio, kuris į multifunkcinę areną. Tai tam ir darome tam tikrus žingsnius, kad turėti ir gauti lėšas ateityje. Ir ne vieną kartą esu sakęs, kad multifunkciniai arenai mes kol kas lėšų neturime, nes planuojame tik tai ir šitos lėšos, kurios numatytos. Tai yra tik tai vizualizacijai būsimo objekto ir po to bus visa eilė patikrų ir pritarimų tam, kad mes galėtumėm tęsti šitą projektą. Tai įdedam tiek, kiek reikia šiais metais, tai yra tik vizualizacijai, po to matom, kad daugiau nei metus reikės derinti su valstybinėmis institucijomis šitą idėją ir tik tai tada galėsime gauti kažkas tai lėšas, leidimus gauti lėšas ir taip toliau. Tai kada gausim, tada ir dėsim, o ne kad jau dabar viskas turi būti. Todėl tai yra, dar kartą kartoju, tiesiog pigus populizmas, nieko daugiau. Kalbant apie atgimimo gimnazijos, vėlgi skaičius dėl atgimimo gimnazijos amfiteatro sutvarkymą. Ir vėlgi pasakyta, kad ten 5000 tik tai amfiteatrui, o visa kita bus suoliukui ir ten skulptūrom, aš net necituosiu kas. Tai visiškas melas, tikrovės netitinkanti informacija, nes šitiem tarybos nariams kelias valandas buvo aiškinamas kiekvienas punktas, ir kas įdėta ir į biudžetą, ir į strateginį veiklos planą, pakartosiu jums. 5000 vizualizacijai šito objekto, to infrastruktūros, amfiteatro, kad mes žinotumėm, ką darom ir kiek tai ateityje kainuos, tam, kad galėtumėm nusimatyti lėšas tikslingai, ką darysime. Apie 70 000 iš vis kioskų arba tų mažų prekybos vietų įrengimas tam, kad jie būtų šiuolaikiai, kad jie būtų gražūs, simpatiški ir puoštų mūsų miestą. Apie 20 000 mažosios architektūros, tai yra kažkokiom skulptūrom papuošti miestą ten, suoliukams tautiečių ten apie 5 000. Iš to visa suma susidaro, o ne taip, kaip mūsų tarybos nariai bando nupiešti, kaip čia viskas yra blogai. Kalba apie regioninę, sakykime, kolektyvinę sutartį. Gerbėmieji, tarybos metu, sakiau, dėrybos dar net neprasidėjo, jau aiškinama, kad nėra pinigų įdėta. Tai kaip gali įdėti pinigus, jeigu dar net nežinai, kiek jų reikės? Dar net dėrybos neprasidėjo, dar tik tai atsakingą asmenį taryba dabar tik tai paskyrė, kad pradėti sudaryti komandą dėl dėrybų ir kada ateityje susidėrėsi, tada ir įdėsim lėšas. Tiek daug apie sportininkų važiavimus ir taip toliau, kad 100 000 pridėta dėl futbolo ir taip toliau. Visiška netiesa. Visiška netiesa, nes ta suma, to eilutė susideda iš daugelio punktų. Ten yra ir mūsų renginiai tokie kaip ralis, ten yra ir aukšto meistriškumo sportininkų važiavimams
ir yra ta pati reprezentacinės komandos galimai išlaikymas, jeigu ji tikrai atsiras, ir nebe 100 000, iki 80 000 ir galimai net ir to nereikės. Ir visa eilė tų tokio, sakykime, pigaus populizmo, į kurį aš net nežinau, ateina žodžiai tokie, kurių į kamerą negalėčiau pasakyti. Nes tai, matyt, žmonėms tinka, šitiem konkrečiai tarybos nariams tinka šitaip kalbėti apie biudžetą ir labai malonu ir tikrai esu dėkingas ir tarybos nariams, kurie ne tik balsavo už biudžetą, už strateginį veiklos planą, bet net ir pasisakė, tokie kaip Vanda Beinorienė tikrai išsakė, kiek tokių tarybos narių veikla, kaip jį veikia mūsų savivaldybė, kaip veikia mūsų gyventojus. Nes tokis kišimasis, tokis stabdymas visų procesų, jis irgi kainuoja. Ir kada kalbame apie vienus ar kitus projektus ir juos sistemingai stabdome, kišome pagalius į ratus, jie taip pat pasiverčia jau lėšomis, kompensuojant rangovinėms organizacijoms, darant nereikalingus dokumentus ir taip toliau. Vienas iš punktų vėlgi pasakyta, kad labiausiai socialiai pažeidžiamiems mūsų gyventojams nuimamos kompensacijos už šildymą. Netiesa. Visi tie, kurie gauna kompensacijas ir turi teisę į tas kompensacijas, jie visi gavo ir gaus. Kompensacijos ir tam lėšų yra numatyta. Jeigu yra tam tikros, sakykime, ir tų pačių asmenų, žmonių klaidos, kaip neteisingai balsuota už tą pačią renovaciją, kas priklauso pagal įstatymą, tai niekaip nesusiję su mūsų biudžeto taupymais ar taip toliau. Tai vėlgi visiškai pigus populizmas. Galų gale kalbama apie tai, kaip ten mažėja darbo vietų skaičius, savivaldybė nieko nedaro. Gerbėmieji, pirmiausia, jūs pavadinat mūsų tą rekreacinį kalną kaip šiukšlių kalnų, nors šalia aiškinate apie tai, kad yra perkamas žvyras, vežami gruntai. Tai jeigu žvyras ir tie gruntai yra šiukšlės, tai tada prieštaraujat patys savo. Tai nuo kada žvyras buvo šiukšlė? Tai nesuprantu šitokios logikos, tikrai nuoširdžiai sakau. Iš kitos pusės darbo vietų kūrimas tai yra verslo. Ir verslo prisidėjimas prie geresnių verslo sąlygų ar darbo vietų plėtimui, tai yra šito kalno, kaip sakyt, padarinys, nes jeigu mes būtumėm neišvežę šito grunto iš Intersurgical kompanijos valdomo sklypo, jie negalėtų plėsti savo gamyklos, ką dabar yra numatę ir susiprojektavę. Taigi darbo vietų jie plėsti negalėtų, jeigu neišvežtumėm. Kada išvežam, tai ir yra sudarimas galimybių šitai kompanijai daryti daugiau darbo vietų ir suteikti darbo vietas mūsų gyventojams. Taigi, kada šnekate, kad to daryti nereikėjo, tai kaip tik kalbate, kad darbo vietų steigti ir padėti steigti darbo vietas nereikia. Kada vežam, nežinau, atleiskit, bet aš nesuprantu šitos logikos ir tokių žodžių, kaip viskas darome į infrastruktūrinius projektus, bet ne į projektus žmonėms. Aš nuoširdžiai pasakysiu, tikrai nuoširdžiai pasakysiu, jeigu šitie mūsų tarybos nariai pasakytų, kas yra projektas į žmonės, o kas yra infrastruktūra, ir infrastruktūra gerinama kam? Ateiviams, dar kažkam, ne žmonėms. Tai aš tikrai pasitaisyčiau, daryčiau žmonėms matyti. Bet mano galva, kad viskas, kas daroma, ar tai daroma į sporto
infrastruktūrą, ar tai daroma pėsčiųjų takai, ar tai daromi turistiniai takai aplink mūsų ežerą, aplink mūsų visą miestą, visa tai yra daroma žmonėms, o ne šiaip savo pavadinama tiesiog infrastruktūriniai projektai. O gerbėmieji, kurie bando sakyti, kad reikia projektus daryti žmonėms, labai norėčiau bent vieną pasiūlymą. Kasgi tas yra projektas žmonėms ir kokiems tiem žmonėms, gal aš tiesiog nežinau sampratos. Taigi tikrai pasinaudosiu progą ir į visus klausimus čia, kas buvo paminėta, tikrai neatsakiau, atsakysiu detaliau ir tai bus padaryta raštu, galėsite pasiskaityti, nes, žinot, kartojosi, skaitant tokius straipsnius, kyla tik tai tokie žodžiai, kurių negalėčiau pasakyti į kamerą. Taigi, visa kita taryboje buvo priimta, sprendimai priimti visi ir dėl to labai džiaugiuosi. Grįžtant prie dienos aktualijų, tai mūsų užgavėnės, jau tos kalendorinės užgavėnės praėjo, dar savaitgalį ir atšvęsim dar kartą, bet mano matyti kreipimasis ir jūsų visų aktyvus dalyvavimas valgant blynus ar kitą skanų gerą maistą matyti veikia, nes matau ateityje jau šalčiai krenta, jau ateitis ir -1, tik tai 0, o gal net ir +1, vadinasi, žiema traukiasi, pavasaris ateina ir bus viskas pas mus gerai.